Kaip manai, kodėl Žemė plokščia? Todėl, kad jūs numatas lygumai, kai turbūt čia pakyli, matas ir plokštuma, tai daugiau atsakymą nėra. Man atrodo, yra plokščiai, mes gyvenam po kupolu, negalime mes peržengti, o čia daugumai yra sukurta gali gūda, tai yra daugiau, yra tik tai Žemė tam meluojama, kad žmonės valdytų. Viskas, mano tokia nuomonė. Kaip jūs galite priimti kaip nori, bet Žemės plokštė tikrai yra plokščiai, nėra folė. NASA yra gali gūda, suprantate, ten aktoriai vaidina, ir viskas, ten taigi, akivaizdžiai matosi, tai kam reikia. Ir jūs matote, man pasakyti, kodėl reikia milijonų, daug tūkstančių reikia turėti, kad nuskristi į kosmosą, tai kaip jums tai realybė yra. Tai jau aišku, kad nėra ta kosmosą. Tai nereikėtų didelių sumų, kad nuskristi į kosmosą. Tu milijardus surinksi ir tai nenuskris. Sakės, kad prigalvos nesąmonė, kad sakės, kur tu iškris. Tai vat, ką noriu pasakyti. Kažkodėl paprastai žmonės neskrenda. Kažkokie žvaigždės skrenda, susidaryti, kad skrista atseit, tada tai kažkokią paleidžiam, ar ten kažkokį lėktuvų prikabina kažkokią ir skraidą, Žemę paleidžia ir krenta ten kažkokią, tai viskas. Taip ir aišku.